Labas visiems. Buvau pradėjusi filmuoti įrašą, bet sustabdžiau. Labai nepatiko žinutė. Kažkoks netoks paveikslas gavosi ir tiesiog nenorėjau to leisti. Tai pabandysiu iš naujo. Jeigu bus tas pats, bus tas pats. Jeigu ne, tai ne. Gerai, kas yra svarbu tiems, kas žiūrės šitą video? Ok, tai žinutė vis tiek yra ta pati, kaip ir buvo. Kažkas nori kažką pasisavinti, kas yra jūsų. Kažkas nori kažką pasisavinti. Kas nori kažką pasisavinti iš jūsų? Rūpesčio žinutė. Teismo rūmai. Rūpestis. Gali būti, kad kažkas jūs apkaltins ir tai bandys išreikšti kaip atseit rūpestį. Tai gali būti, kad žmogus eis į juridinę sistemą. Gali būti, kad pasitelks kažkokias teisinės priemonės, bandys parodyti, kad labai kažkuo rūpinasi arba rūpit, arba rūpi kažkas. Bet iš ties, kas slypi po tuo? Kas slypi po šituo rūpesčiu? Dovana. Kas slypi po šito rūpesčiu? Pasiturintis vyras. Vagis. Kažkam neužtenka tiek, kiek turi. Jeigu jūs esat su žmogumi, kuris yra teisiniuose procesuose arba, pavyzdžiui, einate į santykį su žmogumi, kuris yra teisiniuose procesuose, tai turėtų kelti jums rūpestį. Tai gali būti žmogus, kuris bando apsimesti, kad yra dosnus ir jūs palaiko ir yra su jumis, kai iš tiesų tai yra žmogus, kuris eina per kitus, kaskart pasimdamas kažką iš kitų. Tai tarsi vagis. Kam ateina ta rūpesčio žinutė? Pas ką ateina ta rūpesčio žinutė? Karstas ir netikėtos pajamos. Tai gali būti žmogui, kuris nesenai neteko kažko ir galbūt gavo palikimą arba užbaigė kažkokį savo gyvenimo etapą ir netikėtai praturtėjo. Kažkas gali būti su tuo susiję. Panašu, kad tai visai procedūrai bus pasitelkta teisinė sistema.
bloga sveikata. Gali būti, kad bus teigiama, kad kažkas nesugeba pasirūpinti vaiku, yra blogos sveikatos, mentaliai nestabilus, nestabili ir panašiai. Ir tai labai kelia rūpestį ir mes turim visi pasirūpinti. Iš tiesų yra siekiama pasisavinti kažkokią monetarinę išraišką visame šitame procese. Gali būti, kad, okei. Tai labai specifiška, tikrai bus šiandien visiems. Gali būti, kad kažkas norėjo pasisavinti pinigus ir norėjo tai padaryti nelegaliais būdais. Ir tie nelegalūs būdai, mes kalbam ne tik apie vagystę, mes kalbam apie strategiją, kaip, aš nesakysiu taip tiesiogiai, sakysiu per aplinkui, yra gyvybės draudimas, kaip padaryti, kad gaučiau tą sumą nuo to žmogaus, kuris yra apdraustas, ar ne? Ir gali būti, kad teisinės institucijos stebi tą žmogų. Tas žmogus yra sekamas, stebimas, jis to galbūt nežino. Yra bandoma pagauti surinkti įrodymus, kažko trūksta dar. Gali būti, kad tas žmogus, į kurį buvo nukreipta ataka, nežino visų tų dalykų, nežino net iš vis, kad buvo tokia intencija ir kad buvo tai daryta, kad buvo bandyta to link eiti. Vagianti pelė pasiima jūsų lobį. Ji vagia jūsų pačių namuose su dideliu malonumu. Jeigu šita korta yra kažkur netolies, vadinasi, viltis nėra prarasta. Kai tik tai pelė dings, jūs atgausit viską, kas buvo brangu. Gali būti, kad kažkas bando savintis pinigus, bando savintis turtą, palikimą, kas turėtų iš tiesų eiti kitą liniją, bando galbūt surežisuoti, kad gauti gyvybės draudimą, kad gauti kažkokį kaupiamąjį išmoką, kad ir kas tai būtų. Kas yra stebimas? Kas čia norėjo atsiversti? Kas yra stebimas? Ta pati korta. Jis atsivertė pirmais, jis norėjo dabar iššokti ir atsivertė dar kartą. Kas yra stebimas? Skurdas ir desperacija. Kažkas elgėsi desperatiškai, namas, vaikas ir bloga sveikata. Kažkas yra absoliučioje desperacijoje, todėl kad arba baigėsi pinigai, arba buvo padaryti žingsniai, kurie nuskurdino žmogų. Nenorėjau šitos žinutės, bet čia galbūt, nežinau, vienam iš jūsų bus svarbu. Tebūnie. Ta pati korta. Paskaitykim, ką jinai reiškia, nes jinai atsiverčia kelintą kartą. Ir čia aš nenoriu skubėti su šitą istoriją, nes... Ketvirtas.
Čia yra prašoma šita korta, kad joje sėdi pora, kuri puikiai apsirengusi. Tais laikais buvo tam tikras etiketas, kuris buvo būtinas, kad išreikšti savo interesą. Jeigu šita korta kalba apie ankstyvą draugystę, ankstyvą ryšį, ankstyvą santykį, pastebėkit už jų nugaros Kupidono lankas yra nuleistas ir jis neturi strėlės. Niekas nėra įsimylėjęs. Šita korta reprezentuoja socialinį gyvenimą, tam tikrus asmeninius ir verslo susitikimus, klubus, grupės ir draugiškus susiėjimus. Viena iš reikšmių šitos kortos – susieiti socialiai, romantiškai ar tiesiog dėl verslo priežasčių. Atleiskit už nerišlų vertimą, verčiu tiesiogiai. Bandymas suvilioti arba įkalbėti kažką į kažkur. Kodėl tai yra svarbu? Čia monetų karalius, monetų tūzas, skeptrų tūzas, kantrybės saikingumas, 7 kalavijai. Kas laukia šito žmogaus? Atsiskyrėlis, vienatvė. Kažkas vyko, kas nebuvo aišku, kas nebuvo sakoma, kas nebuvo atvira. Kai kuriems tai gali būti tiesiog kasdienis lygmuo jūsų pačių kasdienybei, kur kažkas arba bandė jūs kažkaip apriboti, sulaikyti ir neprileisti prie tam tikrų kažkokių reikalų. Galbūt tai buvo iš noro turėti jūs savo arba turėti jūsų talentus, jūsų galimybės, jūsų pinigus, jūsų resursus, kad ir kas tai bebūtų, naudoti savo, turėti tai savo. Arba iš pavydo neprileisti jūsų, nerodyti jūsų labai keista energija, labai keista. Ir man pradeda kelti susierzinimą, nes kas yra pelė? Kas yra pelė šitoj istorijai? Teismo rūmai. Šeimos kambarys. Žinutė. Bendruomenė. Pelė yra jūsų pačių namuose, jį vagia su malonumu. Pelė yra artimas ratas, kažkas iš artimo rato, arba bent jau ne emociškai, o tiesiog fiziškai atstumas tarp jūsų yra mažas. Reiškia, jūs galbūt dažnai susitinkat, jūs turit susitikti arba prasieinat. Ką nori paimti pelė? Dovana. Dovana. Tai gali būti iš pagrindinės moters atimti dovaną. Kas yra dovana? Netikėta sėkmė. Kažkas žino. Lūkesčiai, tolimi horizontai, darbas. Kažkas žino.
Arba kažkas žino, kokia yra jūsų vertė. Ir atleiskit, kad taip sakau, bet piniginė išraiška skaičiais. Kiek jūs esat verti, kiek jūs turit nekilnojamo turto, kokie draudimai yra išmokos ir panašiai, ir kokia jūsų verslų vertė ir taip toliau. Ir kažkas nori pasisavinti tai, kas yra jūsų. Aš nemanau, kad tai pavyks. Jūs atgausit tai, kas yra jūsų. Jeigu kažkas nusisavino, jūs atgausit tai, kas yra jūsų. Skeptrų riteris. Ką reikia žinoti apie tą energiją, apie tą žmogų, kuris nori pasisavinti dovaną. Gali būti, kad jūs turit gauti palikimą, arba jūs turit gauti kažkokią išmoką, arba jūs turit gauti paaukštinimą, jūs turit gauti kažkieno, nežinau, dabro ir panašiai, kaip tai yra sakoma, ar ne? Jūs turite tapti kažkieno favoritu arba kažkieno dešiniąją ranką, kad ir kas tai būtų. Tai gali būti monetarinė išraiška, tai gali būti moraliai, idėjiškai. Kažkas nenori, kad tai įvyktų. Tai gali būti tai, kad kažkas nenori jūsų prileisti prie dovanos. Kaip tai atpažinti? Du kalavijai jūs blokuos. Kaip tai atpažinti? Žvaigždė. 3 skeptrai. Karieta. Skeptrų karalienė. 8 kalavijai. Tai gali būti vandenis, vėžys, avinas, nebūtinai. Tai gali būti žmogus, kuris bando parodyti, kad juda toliau. Ar aš turiu kitas kortas, kurios man... O, va, gerai. Liuks. Kaip atpažinti pelę? Kas yra pelė? Kas yra pelė? Kas yra pelė? Mylimasis. Obsesyvi aistra, kuris skaudina, žaloja kitus. Save naikinantis atsidavimas. Kaip atpažinti pelę? Istorijos pasakotojas. Kuria istorijas, kurios žaloja kitus. Mes kalbam apie žalojantį elgesį. Tai yra žmogus, kuris meluoja. Ir žmogus, kuris gali būti, sako, kad viską daro dėl kitų, aš tik dėl tavęs. Pažiūrėk, koks aš nuostabus arba kokia aš nuostabi. Kiek daug aš čia dėl to ar ano padariau ir taip toliau. Kuria istorijas, kurios žaloja kitus. Tai gali būti žmogus, kuris meluoja, pasakoja melagingas istorijas apie jūs arba apie kitus žmonės. Vagis.
vagia pinigus, kūrybinės idėjas, žavisi ir kitas galias, kurių jūs manot, kad jums trūksta. Oh my God. Oh my God. Mes turim absoliutų narcizą. Tai gali būti žmogus, kuris sukčiauja teisiniai sistemoje, versle, legaliai, nesilaiko įstatymų, nesilaiko normų, vagia. Tai galbūt žmogus, kuris mėgdžioja kitus, vagia idėjas. Tai gali būti Kazanovos tipo žmogus, kuris pritraukia dėmesį ir jį pasiima. Arba kitas galias, kurių jūs manot, kad jums trūksta. Tai yra žmogus, kuris žino jūsų silpnas vietas. Tai žmogus, kuriam jūs pasipasakojat savo bėdas, savo problemas, savo silpnybės. Jis yra pratęs prisirišti taip. Wow. Man toks jausmas, kad tai yra žmogus, kuris tai jautėsi pirmais, kad tai yra žmogus, kuris galbūt bando padaryti taip, kad jūs įstriktumėt kažkokioj meilės perspektyvoje. Tarkim, jūs pažįstami su tuo žmogum, jūs žinot, kad tas žmogus turi savo partnerį, ar ne? Bet signalai, kuriuos siunčia arba kaip bendrauja, pilni kažkokių tokių dalykų, kurie jūs verčia jaustis gerai ir jūs tarsi prisirišat prie to žmogaus, nors nieko nevyksta, bet tarsi atsiranda kažkoks tai kabliukas, kur kažkas čia vyksta. Kokia energija yra to, kuris turi gauti dovaną? Detektyvas, galinga jėga, galinga stebėjimo ir intuicijos jėga, troškimas siekti tiesos ir aš nežinau, kaip įsiverčia martyr. Nežinau, kas tai yra, aš nesu pažiūrėjus. Neįsivertu šito. Kaip čia? Priklausomybė nuo savigailos. Jeigu jūs esat ir angelas kaladės apačioje, padėti tiems, kam to reikia, be jokių lūkesčių gauti grąžą. Moteriška energija. Tai gali būti vyriška energija, kuri nori iš moteriškos energijos pasimti jos vertę. Kad ir kas tai būtų. Kad ir kokia prasme tai būtų. Jeigu jūs esate ta moteriška energija, jūs turite labai stiprius gebėjimus pamatyti situaciją objektyviai, įvertinti adekvačiai, jūs turit puikią intuiciją. Jūs puikiai gebat pagauti ženklus, rinkti informaciją. Kas trukdo jums priimti sprendimus vietoj ir laiku, tai jūsų priklausomybė nuo savigailos. Galbūt jūs patyrėt gyvenime kažką sudėtingo ir, ir man taip visada, aš visada tokia ir man niekada nesiseka. Tai štai tas kabliukas ir yra. Tai, ką aš sakiau apie pelę.
apie žiurkėną. Tas, kuris minta galia, kurios jūs manot jums trūksta. Čia yra skylė. Jūsų savigaila yra skylė jūsų name, pro kurią patenka pelės ir vagia lobį, kuris turėtų būti jūsų. Tai gali būti tiesiog jūsų energija. Ir čia yra jums atsakymas, kodėl jūs pritraukiat narcizus ir taip toliau, ir taip toliau. Šitą kortą iškrito apsivertus. Ji kalba apie nuostolį. Tas, kas turėjo būti palaima vyrui ir žmonai, tai dingo seniausiai. Pasiruoškit gailesčiui, kuris temdo dieną. Ir tai buvo, jeigu gerai pamenu, tai iškrito apsivertusiai. Kažkas iš jūsų dar turit galimybę pataisyti savo santuoką, dar turit galimybę pataisyti savo santykį. Kas bus pataisyta? Tolimi horizontai, jūsų ateitis. Kažkas norėjo susikeisti likimais. Galbūt jūs turit bendruomenę ir kažkas tikėjosi įžengti į tą bendruomenę ir tapti tos bendruomenės lyderiu, guru. Galbūt jūs tiesiogiai paveldėsit daug pinigų arba gausit, nežinau, nekilnojamą turtą, kad ir kas tai būtų. Kažkas tikėjosi eiti su jumis į įsipareigojimą, į ryšį ir tuo pasinaudoti arba tai pavogti iš jūsų. Kas bus pataisyta tolimam horizonte? Namas. Namas. The robber mouse takes your treasure inside the house he steals with pleasure. He hopes not all forgone if this card is near. Once the mouse is be gone, you regain what's dear. Kalbėkim metaforiškai, jūsų namas bus sutvarkytas, užtaisytos skylės, kai kurie iš jūsų. Šita situacija nėra siūsta, kad jūs parklubdytų, kad jūs kažkaip įskaudintų ar, nežinau, kaip ten sako, kas mūsų žudo padaro stipresniais, tai man tai yra, aš šitų sentencijų nenaudoju, nes man kartais taip atrodo, kad situacijos yra tokios, bet labai kartais. Šita sentencija iš esmės yra neteisinga. Bus sutvarkyta, kai kuriems tai yra namas, butas, tai yra nekilnojamas turtas, kurį jūs turit gauti. Gerai, ką reikia žinoti. Ką reikia žinoti apie procesą, kuriame bus atgaunama tai, kas buvo prarasta, arba taisoma tai, kas buvo sugadinta. Ką reikia žinoti apie tą procesą? Vaikas. Gali būti, kad tame dalyvauja vaikas,
tame procese. Kai kuriems galbūt jūs gyvenat su vaiku, kuris turi gauti palikimą. Ir galbūt jūs esat teisiškai įstrigę konflikte ir nesuprantat, kodėl jūs gaunat šitiek valachitos ant savo galvos, nes jūs auginat vaiką tai teisingai ir taip toliau ir viskas gerai ir kodėl jūs taip drasko. Tai galbūt todėl, kad tas vaikas ateityje turės paveldėti kažką. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jūs esate ten, kur esat. Ką daryti su šitu procesu? Ką daryti su šitu procesu? Desperacija. Bloga sveikata. Pagrindinė moteris. Vagis. Gali būti, kad tas žmogus tikisi jūs nuvaryti iki labai prastos būsenos, iki labai blogos sveikatos ir kad jūs tiesiog pasiduosit ir jūs bus lengva apvogti, arba ketina kišti tai, kad vaikas yra blogos sveikatos ir, žodžiu, man toks jausmas, kad ta pati energija yra tai, kas yra desperacijai ir pradeda kęsti jau sveikatos problemas. Ką reikia žinoti apie pagrindinę moterį? 7 monetos, tai yra žmogus, kuris uždaro ciklą. Gali būti, kad tai buvo žmogus, kuris buvo dosnus situacijai. To nebebus. To nebebus. Ką reikia žinoti apie desperaciją? Kas yra desperacijoje? Kvailys. 5 monetos. Stiprybė. Tas, kas bandė pavogti, sakau, tas, kas bando išsukti šitą varkę. Tas žmogus stovi ties kritiniu tašku ir jaučiasi desperatiškai. Kas yra bloga sveikata? Skeptrų karalius. 4 skeptrai. 8 skeptrai. Kas yra skeptrų karalius? Tas, kas puola šitoj situacijai, tas, kas veda žaidimą ir aš labai nenoriu lįsti į detalės, bet aš turiu pasakyti šitą principą. Tas, kas puola ir tai, kokią perspektyvą tas žmogus naudoja. Mes nekalbam apie teisinius procesus, kur jūs einat kovoti už kažką, kas yra teisinga iš tiesų. Ar ne? Ir jūs tikrai pridėję ranką prie širdies galite pasakyti, kad jūs daro tai iš teisingų paskatų, kad ir kaip sunku būtų, ar kažkas tai ar ne, bet jūs suvokėt realybę ir jūs žinot, kad jūs nežaidžiat, jūs žinot, kad jūs nemanipuliuojat ir nesistengėt nieko pakišti, sužlugdyti ir panašiai. Mes čia kalbam apie procesą, kur yra bandoma kažką pakišti. Yra bandoma sužlugdyti kažką. Ir man panašiau, kad vyriška energija bando sužlugdyti moterišką energiją.
Tai yra daroma tam, kad būtų galima pavogti kažką iš to žmogaus. Galbūt tai yra vaiko globą, auginimą liečiantys klausimai, bet tai yra daroma ne dėl vaiko, tai yra daroma dėl to, ką tas vaikas paveldės arba kas jam priklausys. Arba turi priklausyti, bet nėra informacijos apie tai. Kažkas gali būti slepia šitą informaciją, bando tempti, kiek tai yra įmanoma, kol gaus, tikisi laimėti šitą procesą. Yra kažkokia perspektyva, kur yra naudojama prieš, sakykime, prieš tą šviesią energiją, kurią jūs galite apversti. Jūs galite tai tiesiog atmušti ir apversti. Oh my God. Kažkas kasa savo duobę. Kažkas daro. Tai yra iš noro kontroliuoti, iš noro, nežinau, iš pavydo. Kas yra vagis čia? Rytis. Taurių riteris. Velnias, oh my God. Kažkas žiauriai nuėjo ne į tą pusę ir įstrigo. Nežinau, aš senokai tokio iš vis beskaičiau sudėtingą reikalą. Gerai. Kaip sužinoti apie namą? Kad ir kas tai bebūtų, kaip sužinoti apie namą? Velnias. Kaip sužinoti apie namą? Žinia. 10 kalavijų, 4 skeptrai. Kažkas slepia informaciją apie namą. Yra slepiama investicija, kažkas toksiška. Ar tai išryškės? Tikrai taip. Bokštas tai išlys. Wow. Gerai. Ką reikia? Aš nežinau, ką klausti. Gerai. Tuoj. Ką reikia daryti moteriškai energijai? Ką reikia daryti tam, kas turi iš tiesų gauti tą dovaną? Pasitikėti. Pasitikėti apsauga. Pasitikėti, kad ir kuo jūs tikite, Dievu, visatą, dievais, energijom, angelais, protėviais, kad ir kas tai būtų. Pasitikėkit tuo. Jūs nesat vieni. Tai bus jūsų. Tai bus jūsų. Jeigu jūs žino, dėl ko kovojate ir visą tai jau išlindo, kovokit už tai, kas yra jūsų. Galbūt jūsų vaikų. Nežinau, kiekvienam tai situacija skirtinga. Ką reikia žinoti apie vaiką, jeigu čia dalyvauja vaikai?
Jeigu jūs esate konflikte jeigu esate konflikte dėl vaiko, su narcizišku žmogum, jums nereikia pasakoti vaikui, koks tas žmogus yra. Jums nereikia nušviesti vaiko apie tai, kokios detalės šito konflikto. Jam nebūtina tai žinoti. Kodėl? Todėl, kad jums nereikia dalyvauti tame naratyve, kuris yra sukamas. Antras dalykas, jūs turit leisti vaikui turėti savo vaikystę. Ir vaikas sužinos viską. Gal ne viską detaliai, bet su laiku augdamas jisai atras pats ir palikit jam tai atrasti pačiam. Todėl, kad su laiku viskas susidėlios savaime. Tas, kas manipuliuoja, atsiskleis. Viskas, ką jums reikia daryti, būti gerais tėvais, gerom mamom ir tiek. Viskas bus aišku, tas, kas turi būti aišku. Koks patarimas, rekomendacija tam režisieriui, kuris stato visą šitą spektaklį? Skeptrų karalius, 6 kalavijai. Pasitraukti tiesos link. Jeigu kažkas žiūrit ir, oh my god, mane prigavo ir pasakojo mano istoriją ir ką aš čia darau ir taip toliau, jūs dar turit galimybę eiti tiesos link. Ką reiškia eiti tiesos link? Jūs dar turit galimybę pasistatyti savo šeimos laimę, savo asmeninę laimę. Plačiau apie skeptrų karalių. Jo. Nebeinvestuokit į tą konfliktą. Kas yra 5 kalavijai? Nebeinvestuokit į tą konfliktą, eikit savo tiesos link. Jūs dar turit galimybę būti laimingi, jūs turit galimybę išsišluoti savo kelią, turit galimybę atrasti taiką. Gal ne visiems tai bus, bet man atrodo, kad tie, kas girdit, jeigu tai rezonuoja, jūs pajausit, kad, okei, jo, aš dar galiu, dar duris yra atviros. Kažkas supyko labai. Kai kurie iš jūsų pasiduodat pykčiui, nevaldot savo įniršio, pykčio, pasiduodat konfliktiškai energijai, emocijoms. Kas bus, jeigu tas žmogus neis tiesos keliu? Kas bus, jeigu tas žmogus neis tiesos keliu? Jūs pralaimėsit. Pralaimėsit ir įstriksit toksiško energijai. Prarasit kažkokį ryšį, draugystę arba partnerystę. Kas tai per ryšys? Tai ką bandot suvarijuot, subalansuot. Labai sudėtinga man rišliai kalbėti kažkodėl šiandien, sunku. Tai galbūt kažkas turit save surinkti, todėl kad
Tai yra nedora. Tai tiesiog, tai skamba banaliai, tai skamba kaip močiučių, bobučių pasakos, bet tai yra nedora. Tai yra tai, kas kenkia šitam pasauliui, tai, kas kenkia kitiems. Ir tai kenkia jums patiems. Jūs nuodijat kažką, bet pirmiausia, nuodus išgeriat patys. Gali būti, kad įstriksit dideliuose finansiniuose sunkumuose. Jeigu eisit toliau tuo keliu, neteksit ryšio, neteksit turto arba partnerystės kažkokios. Kalbėkit savo tiesą. Okay. Nežinau. Tikiuosi, tai buvo kažkam naudinga. Linkiu sėkmės. Linkiu atrasti savo tiesą. Linkiu išlikti stipriems. Ir linkiu išlikti stipriems, atremti ataką, atlaikyti tai. Linkiu išlikti stipriems ir nebijoti nuolankumo ir paprastumo gyvenime, nebijoti pasakyti tiesą ir galbūt atsiprašyti ir tiesiog nutraukti veiksmus. Man tai būtų tiesiog laiko gaila. Man būtų gaila laiko. Todėl, kad taip viskas bėga, taip viskas lekia, taip viskas keičiasi, tas gyvenimas yra toks trumpas, o kažkas dar save investuoja į tokį aplinkos nuodijimą. Linkiu sėkmės, linkiu stiprybės, atrasti save, atrasti palaikančią energiją. Būkite laimingi. Iki greito. Ate.